Vilhelminas Janušonis, prašom. Jo, tai aš trumpai dėl vieną mūsų sprendimą projektą, dėl kurio negalėjo pasisakyti, nes dėl vieną mūsų sprendimą projektą, dėl kurio negalėjo. Taip, ką jūs matote, tai Pasvalio rajono savivaldybės tarybos posėdis 2025 m. vasario 12 diena. Janušonis Vilhelmas su tiesiog žiedu, ant kurio tiesiog svastika, aš nežinau. Greičiausiai bus paaiškinimas čia kažkoks ten saulės simbolis, ar ten palikimas iš mano tėčio, ar aš nežinau. Esmė, kad koks skirtumas. Esmė, kad jokio skirtumo, nes mes tą dabar matom, normalizacija tiesiog ženklų nacių ir jiems visiems vienodai, kaip ir tai visiškai ta normalizacija atsitiko. Ir kažkada tai buvo tokia tabų tema, kaip ir tikrai griežtai žiūrimai, tai dabar matom visam pasaulyje, realiai ir Lietuvoje mes nieko neatsiliekam, gan priešingai. Jeigu žiūrėsime pasaulį, galim pradėti nuo Elono Musko. Elonas Muskas tiesiog parodė Sigheilą, Hitler salutą. Nėra jokio pateisinimo, nėra jokio išvartymo, kai jis ne tą parodė. Ten žmonės galėtų ginčytis, kad gal jis tiesiog norėjo būti edgy ar dar kažką. Ir aš pritarsiu. Greičiausiai tokia priežastis ir buvo. Kažin ar kas nors ten pasakys šitam žmogui, kai jis ten kažkoks nacis ar dar kažkas. Jis per tūpas net nacių būt greičiausiai. Bet nereikia neigti realybės. Jis tiesiog Hitler salutą per trumpą inauguraciją parodė ir žmonėm, kai kuriem buvo biškai apmaudu, bet didžioji dauguma MAGA suporterių tiek Lietuvoje, tiek užsienį problemų nemato su to, visiškai problemų nemato su to, tai yra normalizacija, link kurios pasaulis tiesiog nuėjo. Taip pat, jeigu kas pamiršo, čia Kanye Westas ėjo iš proto pasniam dienom vėl, jau prieš pusmetį, gal prieš metus buvo pasisakęs, nes labai, kad myli Hitlerį ir vaistus, kai nustojo gerti, ten, taip sako, kad išprotėjo visiškai, bet tos pažiūrės turėjo jau labai labai senai. Ir tada mes pastebėjom, kaip žmonės iš tikrųjų neturi atsako, neturi argumentuoto atsako, kodėl ta antisemitinė kalba yra pavojinga ir kodėl tai yra blogai. Dabar Kanye Westas netaip senai visus daiktus ištrynė iš savo parduotuvės ir įdėjo vienintelį daiktą, tai su svastika tiesiog maikė, HH1 užrašas, Heil Hitler, ir vėlgi dropina jį ten kai kurie rėmėjai, ten brandai, kurie dirba kartu, bet galų gale žmonės kaip reaguoja. O žmonėm tai net didžiausia problema, tiesiog Kanye. Bet vėlgi, tai ta dirba taip normalizacija, taip. Bet žinoma, mums aktualiau pašnekėti apie tą normalizaciją Lietuvoje. Realiai prasidėjo turbūt viskas nuo Remigijaus Žemaitaičio eilėraštukų deklamavimo ir pasisakymų Facebook'e. Mes žydukai Lietuvos, norim blynų ir kavos. Jeigu blynai nemaišyti, prašom pinigus skaityti. Beje, dažnai kas dabar melagingai, taip ir klaidingai pasako, kad čia už tą eilėraštuką maždaug jis konstituciją sulaužė ir priesaiką sulaužė. Tai ne, tai nėra teisybė. Konstitucinio teismo išvados čia pacituosiu. Lietuvos Respublikos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio veiksmai 23 metų gegužės 8 dieną, 23 metų gegužės 9 dieną, birželio 13, birželio 14 viešai paskelbti pasisakymai prieštarauja Lietuvos Respublikos konstitucijai. Šiais veiksmais Lietuvos Respublikos Seimo narys Remigijus Žemaitaitis sulaužė priesaiką ir šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos konstituciją. Dabar kokie buvo tie pasisakymai? Tai čia randam, cituoju, aš jums noriu suteikti šansą, mėly Izraelio žydai, atsiprašyti Palestinos ir ES už jūsų šlykščius veiksmelius svetimoje šalyje ir pasikartosiu, po tokių įvykių nelieka nuostabos, kodėl gimsta tokie pasisakymai, lipo žydas kopečionį ir nukrito nečiom, imkit vaikai pagaliuką ir užmuškit tą žyduką, kitas yra žydai, kartu su rusais išžudė Pričiupių kaimą ir ten gyvenusius žmonės. Kiek dar ilgai mūsų politikai toliau klaupsis žydams, kurie žudė mūsų tautiečius, prisidėjo prie Lietuvos sekimų, kinimų ir mūsų valstybės naikinimo. Buvo holokaustas žydų, bet dar didesnis holokaustas lietuvių buvo Lietuvoje. Čia dabar, aišku, Žemaitaičio retorika yra pasikeitusi. Jis dažnai, kai kritikuoja Izraelį, sako Izraelis, Netanyahu ir panašiai, bet kur jisai sulaužė priesaiką, tai būtent šitos antisemitiniuose pasisakymuose, kur figūruoja labai daug žodžių žydai ir tada panaudojama mažybinė visokia kalba, tokie šlykščius veiksmelius. Tai yra klasikinis antisemitizmas ir tą nustatė istorikai, ekspertai, kurie visą gyvenimą atidavė tam. Galų gale Konstitucinis teismas, kuris nėra politizuotas šito klausimu, labai objektyviai nustatė. Tai yra žmogus, pažeidęs konstituciją, sulaužęs priesaiką, užsiėmęs klasikiniu antisemitizmu.
Ir tada klausimas, ar Žemaitaitis susilaukia kokios nors atsakomybės už tai? Ne. Jis turėtų galbūt apkaltą ten gauti Seime 10 metų, negalėtų kandidatuoti kaip koks Gražulis po nušalinimo, bet ne. To jis nesulaukė, tokio teisingumo Žemaitaitis nesulaukė. Priešingai. Žinot, kas buvo padaryta? Paluckas normalizavo tokį elgesį. Prieš kurį ir prezidentas pasisakė, Paluckas pakvietė į koaliciją ir Paluckas toliau gina Žemaitaitį visais įmanomais būdais. Ir dabar grįžtant prie šito žiedo. Buvo anksčiau toks spekuliacinis klausimas, ką darytumėm, jeigu būtumėm nacių Vokietijoje, ar mes būtumėm tie, kurie gelbėtų žydus, ar būtumėm tie, kurie prisidėtų prie tų teroro aktų visokių ir žudynių, kaip kad prisidėjo reguliarūs piliečiai tos Vokietijos. Ir man atrodo yra keletas atsakymų. Viskas vyksta palaipsniui. Neatsibunda vienas žmogus vieną dieną ir nepasako, va, aš dabar pradėsiu kažką žudyti ar nekęsti žydų. Tai vyksta palaipsniui. Ir pirmiausia yra normalizuojama nepykanta žydams, tada prasideda simbolių, tokių klanų susikūrimas, bet realiai žmonės elgtųsi taip pat, kaip elgiasi dabar. Kai kurie tiesiog sektų paskui savo sektos lyderį ir mėgintų pateisinti viską, ką jis daro. Kiti tiesiog būtų taip pagauti to politinio žaidimo pusių, mes prieš juos, kad neigtų realybę, kur parodytas Sikhailas ar kažką, vien tam, kad galėtų pasakyti, tie liptardai nervuojasi. Kiti tiesiog būtų per buki. Aišku, kad suprast, kas vyksta ir su tais jau žmonėm, kažin ar ką šnekėsim. Kai kurie sakytų, kad tai nėra didelis dalykas ar svarbus dalykas ir tiesiog ignoruotų, duodami kelią tam. Tai atsakymas į tą klausimą, ką jūs darytumėt, jeigu būtumėt nacių Vokietijoje, ir atsakymas yra paprastas. Jūs darytumėt tą patį, ką darot dabar.